Sveiki! Su malonumu pristatysime Jums pavyzdingą vietos veiklos grupės Pajūrio kraštas vietos plėtros strategiją. Ši strategija yra žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano dalis, kuriuo siekiama transformuoti žemės ūkį, skatinti tvarumą ir inovacijas. Pagrindiniai tikslai – didinti našumą, sumažinti aplinkos poveikį ir skatinti socialinę įtrauktį. Investicijos į technologijas ir ekologiškas praktikas taps kertiniu akmeniu šioje strategijoje. Prioritetai. Tvarios investicijos, mėšlo tvarkymo sistemos, gyvulininkystės objektų kvapų ir oro taršos mažinimas. Konkurencingumą didinančios investicijos. Investicijos į gamybinius pastatus. Specializuota pašarų ruošimo, ūkinių gyvūnų šėrimo įranga. Derliaus nuėmimo, pirminio paruošimo, apdorojimo įranga. Derliaus sandėliavimo įranga. Už gautą paramą pareiškėjai galės įsigyti naujos žemės ūkio technikos ir įrangos, įvairių technologinių įrengimų, naujų transporto priemonių, skirtų žemės ūkio produktams gabenti, pienovežių, sunkvežimių ūkiniams gyvūnams vežti, transporto priemonių su temperatūriniu režimu, statyti fermas, grūdų saugojimo bokštus, tvarkyti infrastruktūrą. Vietos veiklos grupės Pajūrio kraštas vietos plėtros strategijos tikslai orientuoti į naujas technologijas, socialinės problemas, gamtosaugą, visokeriopą vietos resursų tausojimą, darniai besivystančių, valdančių technologijas ir pažangių kaimų kūrimą, kurie būtų tvarūs bei ekonomiškai nepriklausomi. Tačiau tai galima pasiekti tik partnerystės ir bendradarbiavimo skatinimo rėmuose. Visi vietos plėtros strategijos numatyti poreikiai siejasi vienas su kitu. Jie skirtingi, tačiau reikalauja tų pačių elementų, norint juos įgyvendinti. Visus poreikius vietos plėtros grupės Pajūrio kraštas sieks įgyvendinti taikant bendradarbiavimo ir partnerystės principus, bei diegiant technologinės ir kitas inovacijas. Vietos veiklos grupė Pajūrio kraštas numato, kad paramą gaus 2 ūkiai skaitmeniniams ūkininkavimo technologijoms plėtoti. Bus sukurtos ne mažiau kaip 8 papildomos darbo vietos, pagal bendrosios žemės ūkio politikos reikalavimų remiamą naujų darbo vietų kūrimą. Bus remiami 8 vietos projektai susiję su ekonomikos plėtojimu, kaimo įmonių kūrimu, įskaitant bioekonomikos įmonės. Bus remiami 8 bendradarbiavimo projektai, nesusiję su žemės ūkio veikla, tačiau orientuoti į tai, kad daugiau kaip 8 tūkstančiams Klaipėdos rajono gyventojų bus sudarytos palankesnės sąlygos naudotis paslaugomis ir infrastruktūra. Taip pat planuojama kurti dalinimosi platformas ir skatinti visuomenės švietimą apie jų naudą, kurti elektroninės parduotuves, kurti ir visuomeniai, ypač vaikams, rodyti, platinti elektroninius mokymus apie maisto reikšmę žmonių sveikatai, kurti laboratorijas panaudojant skaitmenines technologijas. Taigi apibendrinant, didžiausias dėmesys bus skiriamas sumanaus kaimo kūrimui ir plėtrai. Pagal priemonę gali būti pasirenkamos viena arba kelios remtinos veiklos, infrastruktūros pritaikymas, įrangos įsigijimas, paslaugų įsigijimas, atsinaujinančių energijos išteklių diegimas, skaitmeninių kitų pažangių sprendimų diegimas. Galimi pareiškėjai ir partneriai, asociacijos, viešosios įstaigos, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, privatūs juridiniai asmenys, fiziniai asmenys, ūkininkai. Projektų atrankos principai. Reikia atitikti bent 3 kriterijus iš 7. Vietos projektas skirtas naudos kooperacijos kūrimui. Vietos projekto veiklos rezultatai yra skirti didesniai socialinės grupės daliai bei jos problemų sprendimui. Kuriama socialiai atsakingo verslo modelio kooperacija. Vietos projektas įgyvendina didesnį skaičių sumanaus kaimo principų. Vietos projektas įgyvendinamas visas arba dalis žiedinės ekonomikos modelio. Vietos projekto veiklas įgyvendina didesnis partnerių iš skirtingų sektorių, įstaigų ir arba organizacijų skaičius. Vietos projekto veiklos nukreiptos į trumpųjų maisto tiekimo grandinių skatinimą. Didžiausia paramos suma vietos projektui numatyta iki 200 000 eurų. Investicijos į sumanaus kaimo kūrimą ir plėtojimą pagal 2023-2027 metų strateginį planą tai mūsų galimybė kurti klestinčią ir tvarę ateitį vietos bendruomenėms.
didinti konkurencingumą ekologinio, gamtos, kultūrinio turizmo srityse.